Muminuko tėčio memuarai, 8 skyrius, kuriame aš išdėstau aplinkybės susijusias su Rodjūro vestuvėmis. Lengva letina prisiliečiu prie dramatiško susitikimo su Muminuko mama ir galiausiai parašau prasmingus baigiamuosius savo memuarų žodžius. Per 10 jūrmylių nuo kranto aš išvydau irklinę valtį, iš kurios vėliavėlėmis buvo perduodamas nelaimės signalas. Tai patvaldys, sušukau susijaudinęs. Nejaugi jo šalyje būtų įvykusi revoliucija tokį ankstų rytą. Bet patvaldžio valdiniai jau juk labai nepanašus į revoliucionierius. Revoliucija? Pakartojo Fredriksonas ir paleido laivą visų greičių. Gal kas atsitiko mano brolvaikiui? Kaip reikalai, sušuko Miumla, kai sustojame šalia karaliaus valtis. Reikalai, sušuko patvaldys. Visokių reikalų daugybė, man regis, aš tikrai išprotėsiu, juk turėjote grįžti tuoj pat. Ar tai pamiršti griaučiai pagaliau pareikalavo keršto? Paklausė vaiduoklis su neapykanta. Jūsų mažasis Rodjūras tiek visko prikrėtė, atsipukštė karalius ir įlipo į laivą. Paimkite kas nors irklinę valtį. Mūsų didenybė plauks pati, nes mes nė trupučio nepasitikime savo valdiniais. O ką padarė Rodjūras, sušuko Juksaras. Aha, Rodjūras, pasakė patvaldys, mums labai patinka vestuvės, bet 7000 klibdasų ir piktos tetos mes negalime įsileisti į savo karalystę. Kas tuokėsi, paklausė Miumla susidomėjusi. Mes jau sakėme, Rodjūras, piktelėjo patvaldys. Tai neįmanoma, tarė Fredriksonas. Dar ir kaip. Jis tuokėsi šią pat akimirką. Nervingai išbeldė patvaldys su Sosdjūre. Padidinkite kas nors greitį. Mat jie iš pirmo žvilgsnio susižavėjo vienas kitų ir ėmė keistis sagomis, lakstyti aplinkui ir be paliovos kvailioti, o dabar pasiuntė telegramą savo tetai, nors girdėjau jį tikriausiai suėsta. Ir 7000 klibdasų, ir visus pakvietė į vestuves. O mes suvalgysime nuosavą mūsų karūną, jeigu jie atsibels čia kandžioti visos karalystės. Duokite kas nors mums taurę vyno. Nejaugi jie būtų pakvietę į vestuvę tetą Hemulę? Paklausiau priblokštas ir padaviau patvaldžiui vyno taurę. Taip, kažkas panašaus. Ne, taip, kažkas panašaus, pasakė jis niūriai. Teta su pusė nosies ir be to pikta. Mes mėgstame staigmenas, bet norime jas ruošti patys. Priplaukėme prie kranto. Palei kyšulį mūsų laukė Rodjūras, o jam prie šalies stovėjo Sosdjūrė. Jūros orkestras nuleido inkarą ir Fredriksonas metė lyną keletui valdinių, kurie spoksojo į mus. Na, paklausė jis. Atsiprašau, sušuko Rodjūras, aš susituokiau. Aš irgi, sušnibždėjo Sosdjūrė ir tūptelėjo. Bet mes liepėme palaukti iki pietų, papriekaištavo patvaldys. Dabar jau po linksmos vestuvių šventės. Atsiprašau, bet mes tiek ilgai neištvėrėme, tarė Rodjūras. Mes taip mylime vienas kitą. Dieve mano, sušuko Miumla ir šniokštuodama nusirito trapu žemyn. Sveikinu, kokia ji miela šita mažoji Sosdjūrė. Pasveikinkit juos vaikai vestuvių progą. Na šitie ir nusinuodijo, pasakė mažoji Miu. Švediškai gift nuodai, taip pat vedęs ir ištekėjusi. Švediškai čia taip pat kaip nusinuodyti ir ištekėti, įsivaizduoju. Bet čia tėčio memuarų skaitymą nutraukė Snifas, kuris stačiai atsisėdo ir pasakė stop. Tėtis skaito apie savo jaunystę, tarė Muminukas priekaištingai.
Ir apie mano tėčio jaunystę netikėtai atkirto Snifas pasipūtęs. Aš gavau išgirsti daugybę įdomybių apie Rodjūrą, bet niekad nė žodžio apie jokią Sosdjūrę. Buvau ją pamiršęs, sumurmėjo muminuko tėtis. Ji pasirodė tik dabar. Tu buvai pamiršęs mano mamą? Sušuko Snifas. Miegamojo durys atsidarė ir pro jas įkišo galvą muminuko mama. Dar nemiegat? Tarė ji. Išgirdau, tarsi kažkas pašaukė mamą. Tai aš, suriko Snifas ir iššoko iš lovos. Tik pamanykit. Klausai tik vien apie tėčius ir dar kartą tėčius. Ir staiga, be jokio įspėjimo sužinai, kad yra ir mama. Bet juk tai natūralu, pasakė muminuko mama nustebusi. Kiek žinau, tu turi labai puikią mamą su didelė sagų kolekcija. Snifas griežtai pasižiūrėjo muminuko tėtį ir paklausė, šit kaip? Su didžiulė sagų kolekcija, patvirtino tėtis, ten akmenukų, kriauklių, stiklinių karoliukų, kiek tik nori. Beje, tai staigmena. Snifas didžiai susimąstė. Jeigu jau kalbam apie mamas, pasakė sūnus Mumrikas, tai kaip ten iš tikrųjų buvo su ta Miumla? Ar aš irgi turėjau mamą? Žinoma, pasakė muminuko tėtis, ir be to labai miela. Tai mažoji Miu man giminė? Nustebęs sušuko sūnus Mumrikas. Na tai žinoma, tarė muminuko tėtis, bet nepertraukinėkite manęs, šiaip ar taip tai juk mano memuarai, o ne kieno nors giminystės ryšių studija. Ar leisite tėčiui skaityti toliau, paklausė muminukas. Na gerai, sutiko Snifas ir sūnus Mumrikas. Ačiū. Padėkojo tėtis ir su palengvėjimu ir ėmė skaityti toliau. Rodjūras ir Sosdjūrė visą dieną priiminėjo dovanas vestuvių progą. Galiausiai kavos dėžutė buvo pilna ir sagos, akmenukai, kriauklės, spintos, durų rankenų papuošimai. Ir visa kita, aš net nepajėgčiau visko suskaičiuoti, sukrauta į krūvą ant uolos. Rodjūras atsisėdo ant savo dovanų, apsikabino letenomis Sosdjūrę ir visai nebesivaldė iš džiaugsmo. Siaubingai linksma būti vedusiam, tarė jis. Galbūt, sutiko Fredriksonas, bet paklausyk, ar reikėjo kviesti tetą Hemulę ir Klipdasus? Atsiprašau, bet tikriausiai jie būtų labai nuliūdę, jeigu nebūtų buvę pakviesti į vestuves, pasakė Rodjūras. Taip, bet toji teta, sušukau aš. Matai, nuoširdžiai prašneko Rodjūras, jeigu rimtai, tai netaip jau labai aš jos pasiilgęs, bet atsiprašau, mane sąžinė kamuoja. Tai juk aš troškau, kad kas nors malonėtų ją suėsti. Tarė Fredriksonas, mat kaip. Teisybės čia yra. Tuo metu, kai turėjo atplaukti pašto garlaivis, kyšulys, kalvos ir pakrantės tirštai prisigrūdo patvaldžio valdinių. Jo didenybė sėdėjo po baldakimu ant aukščiausios kalvos, pasiruošęs duoti ženklą saviveikliniam Hemulių orkestrui. Rodjūras ir Sosdjūrė įsitaisė gulbės pavidalo vestuvių laivelyje. Visi buvo labai susijaudinę ir neramus, nes gandai apie tetą Hemulę ir jos būdą buvo pasklidę po visą kraštą. Ir dar visai pagristai buvo bijoma, kad Klipdasai nusiaubs karalystę ir sugrauš mišką staigmenų parke. Bet niekas nė žodžiu nepriekaištavo jaunavedžiams, kurie ramia sąžine keitėsi sagomis. Kaip manote, ar juos nebūtų galima išvyti pagazdinus fosforų ir dervuotų siūlų? Ar dervuotų siūlų, paklausė mano vaiduoklis, kuris sėdėjo ir siuvinėjo kaukolės ant arbatinuko gaubto skirto Sosdjūrei. Tik ne ją, pasakiau niūriai. Atplauks ir vėl imsi savo auklėjamųjų žaidimų, spėliojo Juksaras. Gal net sukliudys mums gultis žiemos miego ir privers slidinėti. O kas tai yra, paklausė Miumlos duktė.
šliaužti ant atmosferos kritulių, paaiškino Fredriksonas. Nieko sau, sušuko Miumla išsigandusi, siaubas. Tuomet mes greit mirsime, tarė mažoji Miu. Ta akimirka per susirinkusią minią nuvilnijo išgąsčio atodusis, nes artinosi pašto garlaivis. Saviveiklinis Hemulio orkestras užgrojo himną Saugok mūsų kvaišus valdinius ir sutuoktuvinė gulbė nuplaukė nuo kranto, keletas Miumlos vaikų iš susijaudinimo įkrito į jūrą, ūkė rūko sirena, o Juksaras nebesivaldydamas pabėgo. Tik kai pastebėjome, kad pašto garlaivis tuščias, pamaniau, jog vargu ar jame būtų tilpę 7000 klibdasų. Palengvėjimo ir draugė nusivylimo šūksnis nuskardėjo pakrantėje. Vienas mažas klibdasiukas iššoko į sutuoktuvių gulbę, kuris skubiai patraukė kranto link. Kas čia dabar? Pasakė patvaldys, kuris ilgiau nebegalėjo tverti savo sostę ir pribėgo prie vandens. Vienintelis klibdasas? Tai mūsų pačių senas klibdasiukas, sušukau aš, ir jis turi didžiulį ryšulį glėbyje. Vis dėlto ji suėsta, tarė Fredriksonas. Tylos, 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 sušuko patvaldys ir paleido rūko sireną. Duokite klibdasui kelią, jis pasiuntinys. Minia prasiskyrė, palikdama vietos jaunavedžiams ir klibdasui, kuris droviai pritipeno prie mūsų ir padėjo ryšulį ant žemės. Jo kraštai buvo truputį apgraužti, bet bendras vaizdas neblogas. Na ką pasakysi, paklausė patvaldys. Teta Hemulė prašo pasveikinti, tarė klibdasiukas ir ėmė energingai raustis išeiginio kostiumo kišenėse. Visi net trypčiojo iš nekantrumo. Paskubėk, ragino patvaldys. Pagaliau klibdasiukas sužvejojo murkšliną laišką ir išdidžiai paaiškino. Teta Hemulė išmokė mane rašyti, jau moku beveik visą abėcėlę, visas raides. Nemoku tik R, K, U, Z, O ir E. Ji diktavo, o aš rašiau, štai jo žodžiai. Klibdasiukas giliai atsikvėpė ir užsikirsdamas pradėjo balsiai skaityti. Brangs vai-ai. Večiama madžianči. Gailešči, negyvens sažins, į neatlits pareiks, ašašias eltes. Aš tijai negali atvažyti į jūsų vestves, bet tysi atleiste man tį šlykštų elgesį. Patyjite man labai maln ir džig. Aš pasiilgte manęs. Į aš išlieja aša pelis iš siandinim. Mažasis dies nispend vesti. Aš jums labai brangs vai-ai. Išgelbėjte mane iš nas. Į atidavte mane stabiems libdasams. Stikti šitą siaubingą tiesą. Libdasams į man taip siaubingą linksmą dagę, nes vestvi švent negali mūsų išvilti iš nam. Ištisą dieną žaidžiame, aljamsis žaidims, įlakėme nadings sveijatai žiems. Galime pasivatalyti sniege. Jūsų nusivylimas nept didelis, sinči, bangiavestvenę dvaną, tylsi, jį papš avste. 699 linkėjimai nuo libdasų.
atsidapsi teta Hemlė. Kalvas apgaubė absoliuti tyla. Ką tai reiškia tyisi? Paklausiau aš. Be abejonės tikiuosi, paaiškino Klibdasiukas. Ar tau patinka auklėjamieji žaidimai, atsargiai pasiteiravo Fredriksonas. Baisiai, atsakė Klibdasiukas. Truputį sumišęs atsisėdau. Mielasis. Palauk. Mielasis, išvyniok ryšulį, sušuko Rodjuras. Klibdasiukas iškilmingai pergraužė virvelę ir pasirodė nuotrauka, kurioje natūraliu dydžiu buvo pavaizduota teta Hemulė kaip Klibdasų karalienė. Ji su nosimi, sušuko Rodjuras, koks aš laimingas. O, kaip gražu. Brangusis, pasižiūrėk į rėmus, pasakė Sosdjūrė. Visi įsmeigėm akis į rėmus ir sušukome, o, jie buvo iš tikro ispaniško aukso su topazu ir hierolitų rožėmis kiekviename kampe. Prie pat nuotraukos buvo deimančiuko eilė. Antroji nuotraukos pusė kukliai nusakstyta turkiais. Kaip tu atrodo, ar juos galima nulupti? Paklausė Sosdjūrė. Aišku, sušuko ekstazės apimtas Rodjuras, juk vestuvių proga mums padovanojo Ylą. Ta akimirką įlanką nuskardeno siaubingas šauksmas. Na, 700 olų mano mažoje oloje, laukiu ir laukiu ant savo ryto kavos. Ir ne vienas iš jūsų neprisimena, kad reikia pamaloninti senąjį Edvardą. Praėjus keletui dienų, kai maminuko tėtis skaitė apie Rodjūro vestuves, visa šeima sėdėjo verandoje. Buvo vėjuotas rugsėjo vakaras. Maminuko mama išvirė romo punšo, padarė sumuštinių su sirupu ir visi buvo ypatingai pasipuošę, kaip dera tik iškilmingomis progomis. Na, kupinu vilties balsu paklausė maminuko mama. Šiandien baigiau rašyti memuarus, niūriu balsu paskelbė tėtis. Paskutinį žodį parašiau be 15:7. Paskutinė nuomonė. Taip, jūs turėsite spręsti, kaip jie jums patinka. Ar juose nieko nėra apie palaidas tavo gyvenimą su hatifnatais, paklausė sūnus Mumrikas. Ne, atsakė tėtis. Supranti, tai bus pamokoma knyga. Kaip tik todėl, sušuko Snifas. Ša, nutildė juos maminuko mama, bet ar aš ten kartais nepasirodysiu? Ir jos veidas švelniai nuraudo. Maminuko tėtis patraukė 3 didelius gurkšnius iš savo stiklinės ir tarė. Kaip tik pasirodysi. O dabar klausyk atidžiai, sūnau, nes šioje paskutinėje pastraipoje pasakojama, kaip aš suradau tavo mamą. Tada jis atsivertė knygą ir ėmė skaityti. Atėjo ruduo ir pilki lietaus šuorai apsiautė Patvaldžio salą, neįsisklaidančią miglą. Buvau toks tikras, kad nuostabioji kelionė su jūros orkestru tik didžiosios kelionės po pasaulį įžanga. Deja, tai buvo tik viršūnė, kulminacija be tęsinio. Kai tik Rodjūro vestuvių šurmulys nurimo, Fredriksonas sugrįžo namo ir pradėjo tobulinti savo išradimą. Kažką keitė ir statė, renginėjo, ir šlifavo, ir valė, ir dažė, nepabaigdamas, ir galiausiai jūros orkestras ėmė atrodyti kaip svetainė. Fredriksonas kartais truputį paišdykaudavo su Patvaldžiu arba karališkąja laisvąja kolonija, bet visuomet pargrįždavo prieš pietus. Aš troškau plaukti toliau, aš tiesiog dusau ilgėdamasis plačiojo pasaulio, kuris manęs irgi laukė. Lijo vis dažniau ir dažniau. Nuolat reikėjo ką nors varkyti giluminiam laivo vairui, ar šviesai, ar liukui, ar vėl ką išradinėti. Tarpais atūždavo didžiulės audros. Mimlos namus audra sugriovė, jos dukra persišaldė miegodama lauke. Lietus lijo į Rodjūro kavos dėžutę, tik aš vienintelis turėjau tvarkingą namą su puikia krosnimi. Ką daryti? Žinoma, netrukus visi apsigyveno pas mane, ir kuo daugiau šeimos gyveno vairininko būdelėje, tuo vienišesnis aš jaučiausi. Pagaliau juk negalėjau pamiršti nuolat grėsinčio pavojaus,
Jau kas nors iš draugų ims ir susituoks arba taps rūmų išradėjų. Susikūrė vieną dieną laisva bendryje, bičiuliai nuotykių ieškotojai ir dumia, kur akis veda, kai užeina ūpas. Šiaip ar taip, yra iš ko pasirinkti, visas pasaulio žemėlapis ir paskui staiga jie ima daugiau nieko nebesidomėti. Pradeda trokšti šilumos, išsigąsta lietaus, ima kaupti daiktus, kurie netelpa į bagažą. Kalba tik apie niekus. Jie nebenori niekam ryžtis arba ima elgtis priešingai negu įpratę. Anksčiau jie kėlė bures, dabar meistrauja lentynėlės porceliano indams. O, kas gali apie tai kalbėti be ašarų? Bet blogiausia buvo tai, kad savaime suprantama, tuo užsikrėčiau ir aš. Ir kuo maloniau man buvo draugė su visais sėdėti prie židinio, tuo sunkiau buvo likti laisvam ir drąsiam lyg jūrų ereliui. Brangus skaitytojai, ar jūs suprantate mane? Aš buvau suvaržytas ir vis dėlto galiausiai niekuo netapau. O audra siautė ir šniokštė lietus. Tai įsidėmėtiną vakarą, apie kurį dabar pasakosiu, oras buvo pasibaisėtinas. Stogas braškėjo ir girgždėjo. Kada nekada pietvakarių vėjas įblokšdavo dūmų per kaminą ir lietus mažomis kojytėmis mikliai tapeno virš verandos. Kapitono tiltelį aš perstačiau į verandą ir išspjausčiau turėklus eglute. Mama, ar tu mums paskaitysi? Paklausė Miumlos vaikai iš savo lovelių. Žinoma, atsakė Miumla. Kur mes baigėme? Policijos inspektorius Tviksas tyliai prisėlino arčiau, sušuko mažyliai. Gerai, atsakė jų mama. Policijos inspektorius Tviksas tyliai prisėlino arčiau. Ar tai revolverio vamzdis blizgėjo ten tolumoje? Šaltas kaip ledas ir ryžtingas, patraukiais artyn tarsi bausmės ir teisingumo simbolis, sustojo ir vėl ėmė slinkti pirmyn. Išsiblaškęs klausiausi Miumlos, nors daugybę kartų jau buvau tai girdėjęs. Šitas pasakojimas man patinka, tarė vaiduoklis. Jis suvinėjo dėklą bagažo vinims. Skeletas juodoje flanelėje, dirščiodamas į laikrodį. Rodijūras sėdėjo priešais ugnį apsikabinęs Sosdjūrę. Juksaras dėliojo pasjansą, Fredriksonas gulėjo kniūpšęs ir žiūrinėjo paveikslėlius knygoje Kelionė per vandenyną. Namuose buvo jauku ir ramu, tikras šeimos gyvenimas. Ir kuo daugiau stebėjau, tai tuo neramiau man darėsi. Man tiesiog pakirto kojas. Kada nekada jūros putos aptėkšdavo juodus virpančius langų stiklus. Jeigu tokią naktį būtum jūroje, tariau išsiblaškęs. 8 balų, jeigu nedaugiau, sutiko Fredriksonas ir įsižiūrėjo į nupieštas savo knygoje bangas. Eisiu dirstelėti į orą, sumurmėjau aš ir šmurštelėjau pro duris pavėjinėje pusėje. Akimirką stovėjau ramiai ir klausiausi. Grėsmingas bangų mūšos ūžesys pripildė mane supančią tamsą. Aš paodžiau jūros link, suskliaudžiau ausis ir pasileidau pavėjui. Audra kaukdama lėkė ant manęs ir aš prisimerkiau, kad nematyčiau viso to audringo rudens nakties baisumo. Buvo taip kraupu, kad apie tai nesinori net galvoti. Bet tuo momentu aš nieko negalvojau, tik žinau, kad turiu eiti į paplūdimį, kur duždamos šniokščia bangos. Tai buvo magiška nuojauta, kuri vėliau nuostabiai paveikdavo mano gyvenimą. Kuri ir vėliau nuostabiai paveikdavo mano gyvenimą. Mėnulis išlindo pro debesis ir šlapės smėlis užvilgo lyg metalas. Bangos lyg baltų drakonų rikiuotė, griaudydamas tiško į krantą, pakildavo tiesiai aukštyn, išskėtusios nagus ir puldavo ant kranto, kad patamsiai sušnarėtų ir atsitrauktų. Kas privertė mane pasipriešinti tamsai ir šalčiui? Už juos troliui nėra nieko blogesnio. Klaidžioti pajūriui. Kaip tik tą lemtingą naktį, kai į salą buvo išmesta muminuko mama. Ak, toji laisvė, keistas dalykas. Įsikibusi į lentą, jį atlėkė su šniokščiančiomis bangomis, lyg sviedinukas įskriejo įlankon ir vėl buvo nublokšta į jūrą.
Aš šokau į pakrantės vandenis ir surikau, kiek leido jėgos, aš čia. Ir ji sugrįžo. Ji paleido lentą, bangos ėmė mėtyti ją aukštyn žemyn, ji yrėsi, kojas nuleidusi į vandenį. Nemirksėdamas pamačiau, kaip priartėjo juoda vandens siena. Pagavau į glėbį nukentėjusią nuo laivo katastrofos būtybę ir kitą akimirką mudu bejėgiškai sukomis verdančioje bangų mūšoje. Kaip koks galiūnas įsispyriau kojomis į smėlį, išsilaikiau nenuplautas bangų ir ėmiau kapstytis į krantą. O išbadėjusios bangos graibstė mano žodėgos, aš klupinėjau, yriausi, grūmiausi ir pagaliau paguldžiau gražią savo naštą ant kranto saugiai nuo įsisiautėjusios stichijos. Ak, tai buvo visai kas kita, neišgelbėti tetą Hemulę. Tai buvo trolė, panašiai mane, tik dar gražesnė, mažytė, moteriškos giminės mumė, kurią aš išgelbėjau. Jie atsisėdo ir sušuko, krepšį, traukit mano krepšį. Bet jūs jį laikote, pasakiau aš. O, jis čia, sušuko jį, kaip smagu. Ir jie atsidarė savo didelį juodą krepšį ir pradėjo raustis jame. Galiausiai išsėmė pudrinę. Man regis jūra sugadino pudrą, pasakė liūdnai. Viešpatie, jūs ir taip labai graži, galantiškai pratariau aš. Tuomet jį pakėlė į mane akis, permetė nenusakomų žvilgsnių ir visai iškaito. Leiskite čia man sustoti ties šiuo nepaprastu mano audringos jaunystės posūkiu. Leiskite man baigti memuarus. Tada, kai muminuko mama pati žavingiausia trolė įeina į mano gyvenimą. Paskui mano kvailiojimai, į kuriuos jį pažvelgdavo savo švelniomis ir nuovokiomis akimis, pavirto į žinias ir išmintį, apmalšo susižavėjimas visišką laisvę, paskatinęs mane parašyti šiuos memuarus. Praėjo labai daug laiko nuo tada, kai visa tai įvyko, bet dabar aš atgaivinu viską savo atmintyje ir prisipažįstu, kad viskas vėl galėtų nutikti, bet tik kitoniškai. Padedu savo memuarų plunksnakotį kuo toliau, bet nebejoju, kad nuostabusis nuotykių laikas vis dėlto dar nepasibaigęs. Antrai būtų be galo liūdna. Tegu kiekvienas vertas pagarbos trolis mumis pagalvoja apie mano išgyvenimus, mano drąsą, nuovokumą ir dorumą, ir galbūt mano kvailystės. Ir jei jis nieko nepasimokys iš mano patirties, taip pat turėtų ją įsigyti tuo keistu ir sunkiu būdu, kuris įprastas visiems jauniems ir gabiems troliams mumiams. Čia memuarai baigėsi. Tačiau dar bus svarbus epilogas. Versk. Nu ką, paskaitom ir epilogą dar. Epilogas. Muminuko tėtis padėjo plunksnakotį ant verandų stalo ir tylėdamas pasižiūrėjo į namiškius. Šaunuolis, pasakė muminuko mama susijaudinusi. Šaunuolis tu, tėti, tarė muminukas, dabar pagaliau išgarsėjai. Ką tu sakai? Sušuko tėtis ir pašoko. Kai visi skaitys šitą knygą, jie manys, kad tu garsenybė, nebejodamas pratarė muminukas. Autorius smagiai pakarpė ausimis. Galbūt, sutiko jis. Bet vėliau, kai buvo vėliau, sušuko Snifas. Et vėliau, pasakė tėtis ir mostelėjo leteną, tartum rodydamas namą, sodą, slėnį ir be to visą kitą, kas atlydėjo jo jaunystę. Brangus vaikai, droviai pratarė muminuko mama, paskui prasidėjo tai. Staigus vėjo šuoras sudrebino verandą, prapliupo lietus. Kaip plaukti jūroje tokią naktį, sumurmėjo tėtis išsiblaškęs. O mano tėtis, tarė sūnus Mumrikas, juk Saras, kas jam nutiko, mama? Ir Rodjūras, sušuko Snifas, jūs pametėte vienintelį tėtį, kurį aš apskritai turėjau, jau nekalbant apie jo sagų kolekciją ir Sosdjūrį. Verandoje išsiviešpatavo tyla. Ir kaip tik tada, keista, bet tą akimirką šito labai reikėjo pasakojimui, į duris kažkas pasibeldė. 3 stiprus trumpi bilstelėjimai. Muminuko tėtis stryktelėjo aukštyn ir sušuko. Kas ten?
Ir jam atsiliepė balsas. Atidarykit, naktis drėgna ir šalta. Muminuko tėtis plačiai atvėrė duris. Fredriksonas, suriko jis. Į verandą užlipo Fredriksonas, nusipurtė lietaus lašus ir tarė. Truputį sugaišome ieškodami, sveikas gyvas. Tu ne kruopelytės nepasenai, sušuko žavėdamasis tėtis. Ak, kažkoks aš laimingas, kaip aš džiaugiuosi. Tada pasigirdo sniaukruojantis balselis. Tokią lemtingą naktį pamiršti griaučiai trankosi garsiau nei bet kada. Ir iš Fredriksono kuprinės maloniai šypsodamasis išlindo vaiduoklis. Labai prašom, tarė muminuko mama, gal pasivaišintumėt romo punšu? Ačiū, tarė Fredriksonas, vieną taurę man ir vieną vaiduokliui ir dar keletą tiems, kur laukia. Ar yra ir daugiau? Paklausė muminuko tėtis. Taip, keletas tėvų, pasakė Fredriksonas ir nusiekė. Jie trupučiuką drovėsi. Snifas ir Snusmumrikas išlėkė į lietų, o ten stovėjo jų tėčiai ir mamos sušalę ir susigėdę, kad vaikai tiek ilgai negavo apie juos nė žinelės. Ten stovėjo Rodjūras apsikabinęs Sosdjūrė. Ir abu nešėsi po didelį lagaminą su sagų kolekcija. Ir ten stovėjo Juksaras su užgesusia pypke burnoje. Ir Miumla, verkianti iš susijaudinimo. Ir Miumlos duktė ir 34 Miumlos vaikai, o svarbiausia, mažoji Miu. Niekiek nepadidėjusi, nepaugėjusi. Ir kai visi sugužėjo į vidų, veranda buvo tokia pilnutėlė, kad net sienos išsilenkė. Tai buvo neaprašoma naktis. Tokios daugybės klausimų, šūksnių, glebeščiavimus ir aiškinimusi. Ir romo punšo veranda dar nebuvo mačiusi. Ir kai Snifo tėtis ir mama pradėjo rūšiuoti savo sagų kolekcijas ir bematant padovanojo jam pusę, kilo toks triukšmas, kad Miumla sugriebė savo vaikus ir pradėjo juos kaišioti po drabužių spintas. Tylos, sušuko Fredriksonas ir pakėlė taurę. Rytoj, pakartojo muminuko tėtis, o jo akis jaunatviškai sužibo. Rytoj iškeliausime ieškoti nuotykių, sušuko Fredriksonas. Mes skrisime su jūros orkestru, visi, mamos, tėčiai ir vaikai. Ne rytoj, o šiąnakt, suriko muminukas. Ir miglotam rytui brėkštant, visa draugija išvirto į sodą. Rytuose dangus šviesėjo lukuriuodamas, kol patekės saulė. O saulė ketino pasirodyti tam, kad pasibaigtų naktis ir viskas vėl galėtų prasidėti iš pradžių. Atsivėrė nauji vartai į negirdėtus dalykus, į naujas galimybės, išaušo nauja diena, kai visko gali atsitikti, jeigu tu tam pritari. Štai, iki pasimatymo, ate.